Sveiki, šiandien bus įdomus video kaip ir visi mano klipai, bet prieš tai labai trumpas svarbus intro. Jeigu jūs jaučiate, kad pasaulis paskutinius kelius metus įdomėja, ten vyksta visokie karai ir gandai apie karus, žemės drebėjimai, žmonės kažkokie susisukę, ekonomikos irtasi žemyn ir taip toliau, tai siūlau gauti itin puikią knygą apie dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją. Knygos pavadinimas yra Nauja era artėja. Knygą galite gauti adresu naujaera.com. Tiesiog nueikite į šią svetainę. Ir norėjau pasakyti, kad ateis diena, kai prie tokios informacijos negalėsite prieiti už jokius pinigus. Tad siūlau priimti tinkamą sprendimą. Ir taip pat ši knyga padės jums išsigelbėti nuo būsimų sunkumų. Ačiū. Na dabar grįžtam prie video. Populiariausios ir dažniausios amerikietiškos frazės Top 100 anglucentras.lt. Platinti šį darbą be autorių sutikimo yra griežtai draudžiama. 1. What's up? Kaip sekasi? Kas gero? For example, Hey there, I haven't seen you in a while. What's up? Pavyzdžiui, labas, seniai matėmės, kas naujo? 2. Shut up. Užsičiaupk, eik tu. Nuostabos išsireiškimas tik draugams. For example, shut up, that really happened? Pavyzdžiui, eik tu, tai tikrai įvyko? 3. Whatever. Koks skirtumas? Tokia pati reikšmė kaip numoti ranka. For example, I'm going to fail this exam either way, so whatever, let's just not study. Pavyzdžiui, vis tiek neišlaikysiu egzamino, tai koks skirtumas, galim tiesiog nesimokyti. 4. Spill the beans. Išduoti paslaptį. For example, okay, I'll tell you what happened at the party, but you better not spill the beans. Pavyzdžiui, gerai jau, pasakysiu, kas vakar vakarėlyje įvyko, tik niekam nepasakok. 5. Rip-off. Apgavystė prekyboje. Prekė, kurios kokybė neatitinka kainos. For example, this new TV that I got was such a rip-off. I paid $700 and it broke within a month. Pavyzdžiui, kokia apgavystė? Sumokėjau už televizorių $700, o sugedo per mėnesį. 6. Piece of cake. Labai lengva. For example, I read the courses for this semester. Looks like it's going to be a piece of cake. Pavyzdžiui, peržiūrėjau šio semestro dalykus, turėtų būti labai lengva. 7. I get it. Suprantu. For example, after speaking with Alice, I get why she chose to fly back to France. Pavyzdžiui, pasikalbėjus su Alisa, suprantu, kodėl ji nusprendė grįžti į Prancūziją. 8. Cheesy. Perdėtas, nevykęs, dažnai apie humorą. For example, my dad was trying to be funny, but he ended up sounding super cheesy. Pavyzdžiui, mano tėtis bandė būti labai juokingas, bet jo juokai buvo nevykę. 9. To cost an arm and a leg. Labai brangiai kainuoti. For example, I'm only going to wear my new handbag on special occasions. After all, it cost an arm and a leg. Pavyzdžiui, nešiosiu savo naują rankinę tik ypatingomis progomis, nes ji labai brangiai man kainavo. 10. Ride shotgun. Važiuoti mašinos priekyje keleivio sėdynėje. For example, you got to ride shotgun for 4 whole hours. Now it's my turn. Pavyzdžiui, tu sėdėjai priekyje visas 4 valandas. Dabar mano eilė. 11. What's the catch? Sakoma, kai kažkas atrodo per daug gerai ir turi būti kažkas užslėpto. For example, wow, you've been doing my laundry and chores all day. What's the catch? Pavyzdžiui, oho, visą dieną skalbi mano rūbus ir už mane tvarkai namus. Kas čia užslėpta? 12. Pull it off.
Pavykti. For example, I'll be honest, I didn't think you'd fix the car all by yourself, so I'm proud that you've pulled it off. Pavyzdžiui, būsiu atviras, negalvojau, kad pats susiremontuosi mašiną. Labai didžiuojuosi, kad tau pavyko. 13. To go haywire. Išprotėti, apie žmogų. Sutrikti, pasidaryti nevaldomam, apie daiktą arba situaciją. For example, the company was very successful until the crisis, but then everything went haywire. Pavyzdžiui, įmonės veikla buvo labai sėkminga iki krizės, o tada viskas visai sutriko. 14. Break a leg. Sėkmės. For example, it's the opening night of your new play, Break a leg. Pavyzdžiui, šį vakar tavo spektaklio premjera. Sėkmės. 15. You bet. Žinoma. For example, will you pick me up after school? You bet. Pavyzdžiui, ar atvažiuosi manęs pasiimti po mokyklos? Žinoma. 16. Hit the books. Mokytis. For example, I have 3 exams next week. It's time to hit the books. Pavyzdžiui, kitą savaitę turėsiu 3 egzaminus. Reikia mokytis. 17. Under the weather. Sirguliuoti. For example, unfortunately, Jessica won't be able to make it to my birthday party tonight because she's a bit under the weather. Pavyzdžiui, deja, Jessica negalės dalyvauti mano gimtadienyje šį vakar, nes truputį sirguliuoja. 18. It's not rocket science. Tai nėra sudėtinga. For example, oh, come on, of course you'll pass your driving exam. It's not rocket science. Pavyzdžiui, nagi, žinoma, kad išlaikysi vairavimo egzaminą. Tai juk nėra taip sudėtinga. 19. Hit the road. Išvažiuoti. For example, wow, it's already 10. Sorry, but I have to wake up very early tomorrow, so it's time for me to hit the road. Pavyzdžiui, oho, jau 10. Atleiskit, bet man rytoj labai anksti reikės keltis, tai jau laikas važiuoti. 20. Have a good one. Geros dienos. For example, it was nice to have a chat with you. Have a good one. Pavyzdžiui, buvo smagu paplepėti. Geros dienos. 21. Catch on. Susigaudyti, suprasti. For example, it was difficult at first, but now I've caught on to the work culture at my new job. Pavyzdžiui, iš pradžių buvo sunku, bet dabar jau suprantu darbo kultūrą naujoje darbovietėje. 22. Call it a day. Nustoti kažką daryti. For example, we've been working for 8 hours already. How about we call it a day? Pavyzdžiui, mes jau dirbame 8 valandas. Gal jau užteks? 23. Hit me up. Susisiek su manimi. For example, whenever you're in Denver, hit me up. I'll show you around. Pavyzdžiui, jei kada būsi Denveryje, susisiek su manimi. Aš tau viską aprodysiu. 24. Hold your horses. Sustok, palauk, kantrybės. For example, hold your horses. I still need to pack my things before we leave. Pavyzdžiui, palauk, man dar reikia susikrauti daiktus prieš išvažiuojant. 25. What's your poison? Kokio alkoholinio gėrimo norėtum? For example, thanks for coming to my party. Let me get you something to drink. What's your poison? Pavyzdžiui, ačiū, kad atvykai į mano vakarėlį.
Atnešiu tau ko nors atsigerti. Ko norėtum? 26. RSVP. Naudojama pakvietime kaip prašymas pranešti apie dalyvavimą. For example, we would love it if you could attend our wedding. Please RSVP by April 10th. Pavyzdžiui, labai norėtume, kad dalyvautų mūsų vestuvėse. Prašau pranešti apie dalyvavimą iki balandžio 10. 27. In my book. Mano nuomonė. For example, in my book, you're being completely undervalued at work. Pavyzdžiui, mano nuomonė, tavęs visai nevertina darbe. 28. Something came up. Kažkas įvyko. For example, I'm so sorry, something came up and I can't meet today. Pavyzdžiui, labai atsiprašau, bet kažkas įvyko ir negaliu susitikti šiandien. 29. See ya. Iki. For example, all right, thanks, see ya tomorrow. Pavyzdžiui, gerai, ačiū, iki rytojaus. 30. For real. Tikrai, rimtai. For example, Jim was fired from work today. What? For real? Pavyzdžiui, Jimas šiandien atleido iš darbo. Ką? Rimtai? 31. Go Dutch. Mokėti kiekvienam už save, dažniausiai mokant restorane už maistą. For example, I don't want you to pay for my dinner. Let's just go Dutch. Pavyzdžiui, nenoriu, kad mokėtum už mano vakarienę. Tiesiog mokėkime kiekvienas už save. 32. Knock it off. Nustok. Apie erzinantį dalyką. For example, could you please knock it off? You've been singing the whole car ride. Pavyzdžiui, ar gali prašau nustoti? Visą kelionę dainuoji. 33. Hang out. Kartu praleisti laiką neveikiant nieko konkretaus. For example, hey, do you want to hang out after school? Pavyzdžiui, labas, gal nori kažką paveikti po pamokų? 34. Pop up. Staiga atsirasti. For example, I was driving and this deer popped up out of nowhere. Pavyzdžiui, vairavau ir staiga iššoko elnias. 35. My bad. Mano klaida. For example, I must have forgotten the grocery list at home. My bad. Pavyzdžiui, matyt, pamiršau pirkinių sąrašą namie. Mano klaida. 36. Think outside the box. Išradingai ir originaliai mąstyti. For example, for this new project, we need you to think outside the box. Pavyzdžiui, šiam naujam projektui reikia, kad mąstytumėte originaliai. 37. Been there, done that. Puikiai suprantu, nes pats šitą patyriau. For example, you're thinking of asking the lecturer for extra credit? Don't bother. Been there, done that. Pavyzdžiui, nori paprašyti dėstytojo papildomų taškų? Geriau nešvaistyk laiko. Pats jau bandžiau. 38. Below the belt. Nesąžininga, neetiška. For example, Sarah got a raise and I didn't, even though we've both been producing excellent results. That's below the belt. Pavyzdžiui, Sarai pakėlė atlyginimą, o man nepakėlė, nors mes abi rodome puikius rezultatus. Taip nesąžininga. 39. Lighten up. Atsipalaiduoti. For example, we don't have any exams for another month. Lighten up. Have some fun.
Pavyzdžiui, neturėsime egzaminų dar visą mėnesį. Atsipalaiduok ir smagiai praleisk laiką. 40. It's all downhill from here. Sunkiausia dalis jau praeita. Dabar bus daug lengviau. For example, the crisis has finally reached its peak. It's all downhill from here. Pavyzdžiui, krizė pagaliau pasiekė piką. Dabar viskas bus tik lengvyn. 41. Hang tight. Palauk, būk kantrus. For example, we should get the exam results soon, so just hang tight. Pavyzdžiui, turėtume greitai gauti egzamino rezultatus. Būk kantrus. 42. Hands down. Tikrai, be abejonės. For example, yesterday's match was hands down the most intense I've ever seen. Pavyzdžiui, vakarykštės rungtynės be abejonės buvo pačios intensyviausios, kurias teko regėti. 43. Reach out. Susisiekti. Dažniausiai, kai reikia pagalbos arba kai yra siūloma pagalba. For example, don't hesitate to reach out if you have any problems. Pavyzdžiui, nedvejok ir susisiek su manimi, jei turėsi kokių problemų. 44. Crash. Miegoti, pernakvoti. Ateiti į vakarėlį nekviestam. First example. It was way too late to go home, so I just crashed on Justin's sofa. Pirmas pavyzdys. Buvo jau per vėlu grįžti namo, tai pernakvojau ant Justino sofos. Second example. I can't believe that Emily just crashed my party. I didn't invite her because I obviously didn't want her here. Antras pavyzdys. Negaliu patikėti, kad Emily atėjo į mano vakarėlį nekviesta. Aš jos nekviečiau, nes aiškiai nenorėjau, kad ji čia būtų. 45. All ears. Įdėmiai klausau. For example, tell me about your date yesterday. I'm all ears. Pavyzdžiui, papasakok apie vakarykštį pasimatymą. Įdėmiai klausau. 46. Screw up. Padaryti didelę klaidą. For example, I know that I completely screwed up, but I hope you'll be able to forgive me. Pavyzdžiui, žinau, kad padariau didelę klaidą, bet labai tikiuosi, kad galėsi man atleisti. 47. Join forces. Susivienyti. For example, it looks like we're both struggling with solving this math problem. Why don't we join forces and try to solve it together? Pavyzdžiui, atrodo, mum abiem nekaip sekasi sprendžiant šią matematinę užduotį. Gal susivienykime ir pabandykime išspręsti kartu? 48. Get under someone's skin. Sunervinti. For example, Tim keeps texting me. He's seriously starting to get under my skin. Pavyzdžiui, Timas vis nesustoja man rašyti. Jis rimtai pradeda mane nervinti. 49. FYI. For your information. Tavo žiniai. For example, I don't need your help. I have lots of experience in fixing cars, FYI. Pavyzdžiui, man nereikia tavo pagalbos. Turiu daug patirties taisant mašinas, tavo žiniai. 50. For sure. Tikrai, būtinai. For example, so I'll see you tomorrow? For sure. Pavyzdžiui, tai susimatysime rytoj? Žinoma. 51. Once in a blue moon. Labai retai. For example, I go out for cocktails only once in a blue moon. I enjoy staying at home much more. Pavyzdžiui, išeinu išgerti kokteilių tik labai retai. Labiau mėgstu pasėdėti namuose. 52. Quality time.
Laikas praleistas kartu siekiant sustiprinti ryšį tarp žmonių. For example, we barely ever spend any quality time together. Why don't we go see a basketball game next week? Pavyzdžiui, visai retai leidžiame laiką kartu. Gal nueikime kitą savaitę pasižiūrėti krepšinio rungtynių? 53. No hard feelings. Teiginys reiškiantis, kad tarp žmonių nebus jokio pykčio. For example, I know you're one of the judges, so please rate me fairly and I promise there won't be any hard feelings. Pavyzdžiui, žinau, kad esi vienas iš teisėjų, tad prašau vertink mane teisingai ir prižadu, kad nepyksiu. 54. Zone out. Prarasti koncentraciją, užmigti. For example, can I see your notes? I completely zoned out during the lecture and can't remember a thing. Pavyzdžiui, galiu pažiūrėti tavo užrašus, visai praradau koncentraciją per paskaitą ir nieko neatsimenu. 55. Beats me. Nežinau, nesuprantu. For example, beats me how we managed to get such a high grade. Pavyzdžiui, nesuprantu, kaip sugebėjome gauti tokį gerą pažymį. 56. I hear you. Suprantu tave. Dažnai, kai žmogus nesutinka su kito žmogaus nuomonė. For example, I hear you, but I just don't think now's the time to adopt another puppy. Pavyzdžiui, suprantu tave, bet nemanau, kad dabar laikas įsigyti dar vieną šuniuką. 57. Jump into it. Staiga kažką pradėti. For example, we don't have much time, so why don't we just jump into the lecture? Pavyzdžiui, neturime daug laiko, tad gal tiesiog pradėkime paskaitą? 58. Going through a rough patch. Sunkus laikai. For example, I know you've been going through a rough patch lately, so if you ever need to talk, I'm here. Pavyzdžiui, žinau, kad tau dabar sunkus laikai, tad jei kada norėsi pasikalbėti, aš čia. 59. I'm down. Man tinka, ką nors veikti. For example, how about we go to the movies tonight? Sure, I'm down. Pavyzdžiui, gal eikime į kiną šį vakar? Gerai, man tinka. 60. Not half bad. Ne taip ir blogai. For example, I know I didn't want to come, but it turns out that this movie isn't half bad. Pavyzdžiui, žinau, kad nenorėjau čia eiti, bet pasirodo, šis filmas netoks ir blogas. 61. Shoot the breeze. Plepėti. For example, Sophia and I were shooting the breeze for hours at the party. Pavyzdžiui, Sofija ir aš plepėjome valandų valandas vakarėlyje. 62. Get your ducks in a row. Būti pasiruošusiam ateinančiam įvykiui. For example, I have an important meeting tomorrow, so I really need to get my ducks in a row. Pavyzdžiui, turiu svarbų susitikimą rytoj, tad reikia gerai pasiruošti. 63. To sound like a broken record. Įkyriai ką nors kartoti. For example, my dad sounds like a broken record. He keeps telling me not to speed even though I never do. Pavyzdžiui, mano tėtis vis įkyriai kartoja, kad neviršyčiau greičio, nors ir niekada neviršiju. 64. To have the upper hand. Būti pranašesniam. For example, the opposing team may have prepared well for the game, but we certainly have the upper hand. Pavyzdžiui, priešininkų komanda gal ir gerai pasiruošė rungtynėms, bet mes tikrai pranašesni. 65. Hyped. Labai laukiantis, susijaudinęs. For example, are you ready for prom? Oh yes, I'm super hyped. Pavyzdžiui, ar pasiruošęs išleistuvėms? O taip, labai laukiu. 66. Kudos.
pagarba už pasiekimą. For example, kudos to all of my colleagues who brought such success to the company. Pavyzdžiui, pagarba visiems bendradarbiams, kurie kompanijai atnešė sėkmę. 67. Letting the cat out of the bag. Išduoti iki tol slėptus faktus. For example, if Mike hadn't let the cat out of the bag, I wouldn't have known how poorly the company was doing financially. Pavyzdžiui, jeigu ne Maikas, iki šiol nežinočiau, kokia prasta įmonės finansinė situacija. 68. Stuck up. Pasipūtęs. For example, he's so stuck up. He thinks he's better than us just because he goes to private school. Pavyzdžiui, jis toks pasipūtęs. Jis galvoja, kad yra geresnis už mus tik dėl to, kad lanko privačią mokyklą. 69. Rings a bell. Lyg ir primena kažką. For example, this name rings a bell, but I have no idea how he looks. Pavyzdžiui, šis vardas lyg ir girdėtas, bet neįsivaizduoju, kaip jis turėtų atrodyti. 70. Speak of the devil. Tas pats kaip vilką mini, vilkas čia. For example, I heard that Jane got a promotion today. Well, speak of the devil. There she is. Pavyzdžiui, girdėjau, Jane paaukštino pareigose. Na, vilką mini, vilkas čia. Štai ir ji. ASAP. As soon as possible. Kaip įmanoma greičiau. For example, please reply to this email ASAP. Pavyzdžiui, prašau atrašyk į šį laišką kaip įmanoma greičiau. 72. Uptight. Sunerimęs. For example, Jim has his last exam tomorrow, so he's pretty uptight. Pavyzdžiui, Jimui rytoj paskutinis egzaminas, tad jis labai sunerimęs. 73. Dig in. Staigiai ir daug valgyti. Kvietimas pradėti valgyti. For example, I made your favorite spaghetti for dinner tonight. Dig in. Pavyzdžiui, išviriau tavo mėgstamiausių spagečių vakarieniai. Prašom valgyt. 74. Easy peasy. Labai lengva. For example, I shouldn't have been so nervous. The exam was easy peasy. Pavyzdžiui, veltui taip jaudinausi. Egzaminas buvo labai lengvas. 75. Take a rain check. Atidėti. For example, I'm so sorry, but I can't make it for dinner tonight. Can we take a rain check? Pavyzdžiui, labai atsiprašau, bet negalėsiu atvykti vakarienės šiandien. Ar galime atidėti? 76. Be that as it may. Kad ir kaip bebūtų. For example, be that as it may, but I strongly believe that we need more funding. Pavyzdžiui, kad ir kaip bebūtų, tvirtai tikiu, kad mums reikia daugiau finansavimo. 77. Throw someone under the bus. Išduoti. For example, she completely threw James under the bus just to get a promotion at work. Pavyzdžiui, ji visiškai išdavė Jamesą tik tam, kad gautų paaukštinimą darbe. 78. To play hardball. Įvykdyti bet kokią kainą. For example, if he sets his mind to something, he can really play hardball. Pavyzdžiui, jeigu jis kažko tvirtai užsimano, įvykdys tai bet kokią kainą. 79. Back to the drawing board. Sakoma, kai kažkas nepavyksta, reikia pradėti iš naujo. For example, I completely ruined the cake, so I guess I'm back to the drawing board. Pavyzdžiui, visiškai sugadinau tortą, tad reikia pradėti iš naujo. 80. Cold feet.
Dvejonės. For example, she was fine up until the wedding, but then she suddenly got cold feet. Pavyzdžiui, viskas buvo gerai iki vestuvių, bet tada jis staiga pradėjo dvejoti. 81. Butt out. Nebetrukdyk. For example, I'm trying to study. Can you just butt out? Pavyzdžiui, bandau mokytis. Ar gali tiesiog nebetrukdyti? Upfront. Tiesiai šviesiai. For example, please tell me how you feel upfront. Pavyzdžiui, prašau, pasakyk, kaip jautiesi tiesiai šviesiai. 83. Bummer. Ot gaila. For example, I was so excited about the concert tomorrow. What a bummer that I'm too sick to go. Pavyzdžiui, taip laukiau rytojaus koncerto. Ot gaila, kad susirgau. 84. Behind the eight ball. Nepalanki situacija. For example, after he failed another exam, he was really behind the eight ball. Pavyzdžiui, po to, kai jis neišlaikė dar vieno egzamino, tikrai buvo nekokioje situacijoje. 85. Over my dead body. Sakoma, kai norima išreikšti visišką nepritarimą. For example, over my dead body will you ever drive my car? Pavyzdžiui, tik per mano lavoną kada nors vairuosi mano mašiną. 86. Drive up the wall. Labai erzinti. For example, I don't know how long I'll manage to stay at my new job. My boss is driving me up the wall. Pavyzdžiui, nežinau, kaip ilgai sugebėsiu išlikti naujame darbe. Mano viršininkas labai mane erzina. 87. I'll bite. Žaismingai. Gerai, pašnekėkime apie tai. For example, you'll never believe who I just saw kissing on the street. Okay, I'll bite. Who was it? Pavyzdžiui, niekada nepatikėsi, ką mačiau bučiuojantis gatvėje. Na gerai, ir kasgi? 88. Cut to the chase. Nešvaistyti laiko ir sakyti tai, ką planavai sakyti. For example, let's just cut to the chase. Why did you invite me for coffee today? Pavyzdžiui, nešvaistykime laiko. Kodėl iš tikrųjų pakvietei mane šiandien kavos? 89. Just about. Beveik. For example, how long am I going to have to wait for you? Not long, I'm just about ready. Pavyzdžiui, kiek laiko dar man reikės tavęs laukti? Jau neilgai, beveik susiruošiau. 90. You can say that again. Visiškai su tavimi sutinku. For example, I don't know about you, but I absolutely hate our new boss. You can say that again. Pavyzdžiui, nežinau kaip tu, bet aš nepakenčiu mūsų naujo viršininko. Visiškai su tavimi sutinku. 91. The bomb. Labai kietas, geras. For example, I went to the new restaurant yesterday and I have to say it was the bomb. Pavyzdžiui, išbandžiau vakar naująjį restoraną ir turiu pasakyti, kad labai geras. 92. No can do. Negaliu. For example, can you walk the dog today? No can do. I have an important call in half an hour. Pavyzdžiui, ar gali šiandien pavedžioti šunį? Negaliu. Po pusvalandžio turiu svarbų skambutį. 93. Fed up. Pavargęs, susierzinęs dėl kažko. For example, I'm so fed up with your behavior lately. Pavyzdžiui, jau visiškai pavargau nuo tavo elgesio pastaruoju metu. 94. Fill in the blanks. Išsiaiškinti kažką remiantis kitais faktais. For example, based on Jessica's behavior,
I filled in the blanks and now I'm sure she's cheating on me. Pavyzdžiui, remiantis Jessicos elgesiu, esu tikras, kad ji mane išdavinėja. 95. Cold turkey. Staiga visiškai nustoti vartoti narkotikus, nuo kurių esi priklausomas. For example, things were out of control, so I decided to go cold turkey. Pavyzdžiui, padėtis tapo nebevaldoma, tad nusprendžiau visiškai mesti narkotikus. 96. To put all eggs in one basket. Skirti visą laiką ir resursus vienam tikslui, viską sudėti į vieną vietą. Posakis išreiškia riziką. For example, I kept all of my money in that one bank. Looking back, I know I shouldn't have put all of my eggs in one basket. Pavyzdžiui, visus savo pinigus laikiau tik tame viename banke. Žiūrint atgal, žinau, kad nereikėjo taip daryti. 97. Blow off steam. Atsipalaiduoti, atsikratyti streso, išlieti energiją. For example, after the intense week I had at work, I think it's time to blow off some steam. Pavyzdžiui, po šios įtemptos savaitės darbe, manau laikas atsipalaiduoti ir atsikratyti streso. 98. No problem. Prašau, nėr už ką. For example, thanks for the lift. No problem. Pavyzdžiui, ačiū, kad pavėžėjai. Prašom. 99. All along. Visą tą laiką. For example, I can't believe that you felt this way all along. Pavyzdžiui, negaliu patikėti, kad taip jauteisi visą šį laiką. 100. Have a blast. Labai smagiai praleisti laiką. For example, so how was your weekend at the park? It was amazing. We had a blast. Pavyzdžiui, tai kaip praėjo savaitgalis parke. Nuostabiai. Labai smagiai praleidome laiką.